Menas gyventi. Esu labai iš tikrųjų jautri asmenybė. Tai gali patvirtinti mano kolegės. Šiaip savo darbuose daugiausia vaizduoju peizažą. Mano darbuose atsispindi grynos spalvos. Tiesiog per šį pusmetį, kol dariau diplominį darbą, atradau save. Nes irgi, kaip minėjo Živilė, kad mes pirmam, antram kurse kopijavom dėstytoją Jankų. Buvo visko, buvo ir ašarų, ir dabar tai nežinau. Manau, kad tuo keliu ir eisiu. Kažką ieškosiu naujo. Galbūt naujų formų ieškosiu. Spalvinių variantų. Kitokių. Bendraujant su merginomis, kaip sakoma, ant liežuvio galo sukiojosi klausimas, kurį pateikiau ne vien tik Laurai, bet visoms jaunoms tapytojoms. Kokią jos mato savo ateitį ir kokį sprendimą priimtų gavusios pasiūlymą dirbti bendro lavinimo mokykloje dailės mokytojomis. Manau, tai yra puikus galbūt darbas, bet ne prestižas. Kažkaip. Mes nesam dažytojai, mes esam tapytojai. O ne. Nežinau, turbūt reikėtų labai gerai pagalvoti, apsvarstyti tokį pasiūlymą, ar tikrai nori ten mokyti, ar nenori, ar tave traukia tas dalykas, ar netraukia. Čia, kaip pasakyti, reikia labai, kaip pasakyti, žingsnis galbūt, reikia viską apgalvoti. Labai didelė atsakomybė. Mokymas netrukdo tau toliau tobulėti, tau ieškoti kažko. Štai čia merginų nuomonės ir išsiskyrė. Sunkus ir atsakingas darbas. Nes čia savaime, aišku, kad sunkus ir atsakingas darbas, bet tai tau tas klasas sako... Ir mokykloje, sakykime, dirbti yra žymiai sudėtingiau negu dailės kokiai mokykloje. Vaikai jau ateina žinodami, ko nori. Dailai mokykloje. Jiem yra labai sunku iššaukti motivaciją. Bet norėdamas valgyti, tai be abejo sutiksiu su to. Nenuostabu, kad baigusios bakalauro studijas merginos galvoja apie tolimesnį mokslą ir dar maloniau, kad būdamos menininkėmis neatitrūksta nuo gyvenimo realybės. Kaip tai dažnai pasitaiko. Tik štai į bendro lavinimo mokyklas dirbti visiškai nenori. Na, gal tik viena. Dailės mokyklai vis tiek yra daugiau formuojami, ne teorija, o įgūdžiai. Ir su kiekvienam vaiku gali duoti tai, ką pats moki. Nereikia tų pedagoginių žinių, daugiau, ta prasme. Živilė, kaip nereikia meno mokyklose, tose pačiose mokyklose ir meno mokyklose dėstomi tokie patys dalykai, tik tai meno mokyklose. Bet jeigu jau vaikas atėjo į meno mokyklą, tai meno istorija dėsto, bet jie dar gyvenime, pavyzdžiui, Irma
jinai dar siekia mokslo kažkokio, tai tau irgi tas netrukdo, tu gali save tobulinti ir dar kažkam, ta prasme, dėstyti kažkam tokiam jaunam, mažam, išvis žmogučiai parodyti, duoti kažkokį bendrą supratimą, kas tas yra menas. Tai aš nieko nesakau, aš ir norėčiau dirbti pedagogų kažkokiu, bet aš nenorėčiau bendrojo lavinimo mokykloje, aš norėčiau meno mokykloje. Būtent tai yra orientuota. Kur žmogui, tam vaikui mažam gal net svarbu yra kiekvienas tas mokytojas kaip asmenybė, kaip dailininkas, bet ne kaip mokytojas. Jis gal net lygiuojasi į jo darbus. Bet tai, o iš tų, vis tiek aš pati, kai mokiausi meno mokykloje, tai 4 metai buvo man, ko gero, geriausias praleistas laisvalaikis ir tie plenerai, kur kartais mokyklai bendroje negalėdavo išvažiuoti į stovyklas, nes ten būdavo visokie apribojimai ir taip toliau. O čia, vis tiek, betarpiškas bendravimas, kaip ir čia, taip ir dailės mokykloje su dėstytojais. Kitokie santykiai yra. Ir, kažkaip jie, gal per tą tokį, nežinau, praktinį mokymą labiau prisitaiko prie vaikų negu mokyklai. Mokyklai toks yra oficialus bendravimas, ateini išdėstai tą teoriją, bet mokytojas irgi nėra motyvuotas, kad kiekvienas vaikas mokėtų paišyti, o dailės mokykloje vis tiek yra, manau. Šiek tiek labiau individualizuota. Vis tiek vaikas turi mokėti nupaišyti galvą, turi mokėti nulipdyti kokią ten žvakidę, nutapyti natūrumotą, o ten nieko, jie gauna pažymį 10 balų sistemą 1 kartą per metus. Esame kitoje salėje, kur eksponuojami dar vienos absolventės tapybos darbai. Merginos, ar jūs galite komentuoti viena kitos darbus? Ar tai nebus neetiška? Aišku, mes viena kitai leidžiam ir pasijuokti, jeigu kas ne taip. Ir būna tokių situacijų, kad viena kitos prašome netgi kaip, ne tai, kad pakomentuot, pakritikuot, bet ieškoti sprendimo kokio nors. Arba klausiame, kaip, būtent irgi kaip vertina vienaip atliktą darbą ar kitaip, koks būtent jo požiūris į tą darbą. Būna tokių situacijų, aišku. Man labiausiai patiko Živilės vienas iš diplominių darbų, tai su užrašu jūsų vieta reklamai. Labai, sakyčiau, originali idėja, ne vienam iš mūsų nekilusi. Taip ji parodė savo originalumą ir gerą humoro jausmą. Iš tikrųjų. Ir mano numeris. Toks jos, kaip, sakykime, nepasityčiojimas, o patraukimas per dantį, yra toks posakis visuomenės, kad šiais laikais tam, kad žmogus galėtų save kaip parodyti ar atkreipti dėmesį, jis turi eiti per reklamą būtent, kad reklama yra labai reikšminga šių dienų socialinėme, ekonominėme, piniginėme gyvenime. Aš labai dvejojau, pradžiai studijavau psichologiją, galvojau, gal dailę, gal psichologijos, tarp 2 dalykų. Bet kažkaip po to, kaip čia ir visi žinom, kad čia atsirado katedra, tai susiviliojau visai. Apie Rūtą, tai jau tokia racionalus labai žmogus, praktiškas, visus mumis pamokantis, duodantis visokių patarimų, draugiškas. Tai jo, o jei vardinčiau spalvą, net nežinau gal kokia. Tarp rudos ir raudonas mišinys. Tokia kartais gana neagresyvi, bet irgi raudona tokia, aš nemoku pasakyti. Labai kartais net hiperaktyvi, bet kartais tokia rami.
Mane dvilypė laikai. Jo, nu, tokių nuotaikų kaita, emocinis. Galite net neabejoti, šių merginų tikrai laukia šviesi ir graži ateitis, nes jos tiki savimi, tiki grožiu, tiki savo pedagogu ir pagaliau tiki gyvenimu ir menu. Gina, tu sakei, kad mielai eitum dirbti į bendro lavinimo mokyklą. Kalbėjau. O šiaip, ką tu galvoji veikti toliau gyvenime? Ką galvojau veikti toliau, bandžiau stoti magistratūrą, bet kadangi neužtenka kreditų ir netokia specialybė, tai yra daugiau meninė, kažkokia meninės pakraipos, ne socialinių ir ne humanitarinių mokslo sritis. Tai nepriema į magistratūrą, reikia studijuoti nebent testinėse studijose. O šiaip bandysiu save realizuoti ir dizaino srityje, ar galbūt netgi kokią spaustuvę, arba kad ir tą pačią mokyklą eiti. Nes manyčiau, tokią sritį pasirinkus ir eiti, tarp prasme, meno sritį pasirinkus, o eiti dirbti kokią nors ten pardavėją, turbūt, kad Neminėk. Gal gali keletą žodžių pasakyti apie savo pedagogą? Kaip tik dėstytojas Linas Jankus buvo darbo vadovas. Nežinau, iš tikrųjų ir įdomus žmogus, ir savitas, ir paprastas, kaip iš tikrųjų per visus 4 metus su juo bendravom kaip su kolega. Ne kaip su dėstytoju, bet kaip su kolega. Tokių dėstytojų, man atrodo, universitete yra maža, su kuriuo galima pasišnekėti ne tik apie darbą, bet apie gyvenimą. Ir jisai gal kaip tėvas, nežinau, kuris duodavo patarimus kažkokius. Ir tokių dėstytojų iš tikrųjų galėtų būti daugiau. Kad ir ką besakytų šios jaunos ir žavios menininkės, man atrodo, kad jų gyvenime dar daug kartų viskas keisis. Nepakitę gal liks tik jų meilė menui, meilė savo pedagogui Linui Jankui, meilė spalvai ir meilė gyvenimui. Sėkmės jums, merginos!